Kas svarbu prasidėjus griliaus sezonui? Svarbiausia, kad jūs nepradėtumėte valgyti 6 val. Vakaro ir baigtumėte 12 nakties. Tas nuolatinis užkandžiavimas tai nieko nėra blogiau. Kita blogybė yra tai, kad griliaus metu labai dažnai yra valgomi tiesiog griliaus gaminiai apanglėję, apdegę, kur iš karto gaunate, kaip sakau, anglių, kancerogeninių medžiagų, daržovės. Retai kada prisimenama, kad reikia valgyti, kažkaip visi pagalvoja apie mėsą, bet mažiausiai kas pagalvoja apie daržovės ir jomis pasirūpina. Valgant griliaus metu reikėtų pasirinkti grynos mėsos ar žuvies gaminį, rinktis su daržovėmis, pavalgius, baigti valgymus ir nepradėti užžiauti ir eiti per gliūdus kas 15 minučių. Tai būkite budrus ir per vasarą neprisiauginkite nereikalingų kilogramų, kuriuos numetėme per šiuos metus. Stebėkite tai, ką dedatės į savo lėkštę ir planuokite grilių su sveikatai naudingais produktais, su žuvimi, su gera mėsa ir daug daržovių, kad ant jūsų stalo būtų. Patiko mano patarimai, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų. Jeigu nori turėti gerą orą ir gerą atmosferą, pažinti naują šalį, išmokti sveikos mitybos ir gyvenimo būdo esminių principų, užtikrinti grįžus iš čia savo kokybišką gyvenimą, tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, atvyk pas mane į Tenerifę, į stovyklą, kurią kviečiu tave, registruokis ir sužinosi daugiau informacijos, kuri iš tikrųjų gali pakeisti tavo gyvenimą.